metų vaikas yra genijus. Jis sako žodį kodėl. Kiekvienas žmogus turi tam tikrais gyvenimo laikotarpiais apmąstyti, ko jis nori iš to gyvenimo. Ko jis siekia. Na, aišku, visi mes norime būti laimingi. Gyvenimas tai yra nesikeičia tuo, kad tai yra žmonių santykiai. O žmonių santykiai, amžinai, bus ir yra, buvo ir bus tokie patys. Sveiki, su jumis laida Vyro kryptis, aš Darius Lavinskas ir pradėsiu šios dienos temas tokiu pasvarstymu, kad turbūt kiekvienas girdėjote, kad žmogaus gyvenime viskas yra cikliška. Kaip kiekviena diena yra kaip ciklas, rytas, diena, vakaras. Kiekvienas projektas, socialinis versle yra kaip ciklas. Kiekvienas santykių etapas turi savo ciklą. Ir bendrai visas žmogaus gyvenimas yra kaip ciklas, cikliška. Ir kaip analogiją galima palyginti, kaip metų laikai yra. Viskas prasideda iš žiemos, iš tokio kaip nulio, iš tylos. Paskui yra pavasaris, sprogimas, augimas, vasara, branda, ruduo kaip derliaus nuėmimas. Ir vėl tarsi viskas grįžta į nulį, ten iš kur viskas ir prasidėjo. Tai apie tą žmogaus gyvenimo ciklą noriu pradėti šios dienos temą ir kalbinti šios dienos pašnekovą, poną Vaclovą Šleinotą, žinoma kaip buvusi Vilniaus Vingio generalinį direktorių. Labai diena, sveiki Vaclovai. Ir ta tema, apie kurią pradėjau diskutuoti, apie kurią pradėjau kalbėti, jūs kalbinu kaip žmogų, kuris praėjo tą dalį, nemažą dalį gyvenimo ciklo ir praėjo žingsniuodamas, tuos žingsnius statydamas pakankamai drąsiai, nuėjęs nemažą kelią. Tai yra, mes šiandien nekalbėsim apie tą pirmą ciklą, pirmą etapą, kada žmogus vadinama individualybės laikotarpis, kada yra jaunimas, kada tam jaunam žmogui tai yra etapas iki 24-27 metų, reikia įtvirtinti save, reikia atrasti save. Tai galbūt yra maištas prieš tėvus, bet tam, kad žmogus rastų savo vietą pasaulyje. Ir tada ateina laikas, vadinamas asmenybinis amžius, kada žmogus realizuoja save, savo išmoktą žinias, savo talentus, jisai kažką siekia. Ir tai yra įsitvirtinimas visuomeniai, kažką nuveikti, pastatyti, sukurti, kaip ir jūs vedėte, kūrėte įmonę, jos ateitį, savo šeimos galbūt ateitį. Ir šiandien mes su jumis kalbam turbūt apie tą etapą, kada yra sekantis pasikeitimas, perėjimas į vadinamą esybinį amžių, tarp 45-50 metų. Kada žmogus perėjęs į tą kitą etapą, jis nebegali toliau gyventi taip, kaip gyveno, nes tai, kas teikia jam džiaugsmą ir energiją, kaip pavyzdžiui iš veiklos, iš verslo statymo, galbūt ateina laikas, kada tai nebedžiugina, nebeteikia tokių prasmių ir tokio įkvėpimo, kaip teikia anksčiau. Ir tas perprasminimo laikas galima įvadinti vidurinio amžiaus krizę, galima vadinti, nežinau, senatvę, bet nebūtinai taip yra. Kaip jūs, Vaclovai, ar pajautėt kažkurio momentu tą kažkokį pasikeitimą, kada tas senas gyvenimas, tas asmenybinis amžius, tas verslas arba tiesiog darbas jau nebeteikė tiek prasmių ir atsirado toks vidinis jausmas, kad reikia kažko daugiau, kažką reikia perprasminti, atrasti. Ar buvo toks pas jūs etapas? Jo. Ne visai sutikčiau su pačiu traktavimu, kad neveža darbas. Man tą klausimą, kai aš nedirbau, nors dar buvau ne pensininkas, man uždavinėjo mano gerai pažįstami kolegos, stabdyminiai vadovai, savininkai, sako, tau turbūt Vaclovai neįdomu. Ne. Tas, kas, jeigu dirbi mėgstamą darbą, vadovauti visada mėgstamas darbas, jeigu, iš tikro veža. Ir aš nežinau apie tos, kurie nemėgstamą darbą dirba, bet aš manau, kad amžius nedaro nemėgstamų. Tačiau yra kita problema. Ne dėl to, kad aš protingas ar kaip, tiesiog įvyko taip, kad man ten 55 metų Vilniaus Vingy atėjo, reiškia,
technologinio pobūdžio problemos pasaulyje, plus globalizacija. Čia, aš nenoriu plėstis, tai yra vakarai leido. Aš sakau tai, ką šiandien, tada sužinojau šiandien, tik patvirtina, vakarai leido prasigyventi trečiam pasauliui, Kinijai, Afrikai, o ne jiem duoti pinigus. Leido. Pažeidžiant visus susitarimus. Ir tada pasiekoju, kai kurios pramonės šakos prieš 15-14 metų buvo sužlugdytos Amerikoje, Europoje. Ir mes buvom vieni iš tų, kurie pakliuvom į tą tarpą. Teko, Lietuvoje niekas nenori investuoti į didžiulius pinigus. Niekas iki šiol neinvestavo į naujausias didelės pridėtinės vertės gamybas. Man teko Vingis akcininkai turėjo parduoti. Ir man atsirado šansas apmąstyti, ką pats užklausė. Ir iš tikro, ir dabar praėjus, aš nutariau, kad tuo likusį laiką iki pensijos aš jau nedirbsiu. Aišku, tai šiek tiek leido galimybės, bet apmąsčius ir ką patvirtą šiandien galiu pasakyti visiems, kai mano sprendimą neit dirbti, neieško darbo, aš paskelbiau visiems, keletas pasiūlymų buvo, bet aš jau sąmoningai pasakiau ne. Įmonių didelių nėra šiandien. Jaunesnių yra metusių išėjusių iš darbo, nenoriu pavardžių, jų pilna, kurie metė stambių įmonių ir šiandien jie neranda alternatyvos stambiom įmonėm, nes tai yra specifika vadovaus stambiom įmonėm. Tai turiu pasakyti, kad problema yra kita. Problema yra, kad darbas, kai tu dirbi, ir net bet koks darbas, aš tai pavadinčiau, dabar apmąstęs, aš visiems sakau, tai yra tampa nauja prigimtim. Darbas tampa nauja prigimtim. Nors tai neįgyjama, bet nauja prigimtim. Juk iš esmės tai darbas suformuoja gyvenimo tam tokį kasdienybės tikslą. Jis tau už durų stovi. Ryte į darbą, vakare iš darbo, reiškia, su šeima mataisi 2-3 valandas į dieną. Išeiginės, jeigu dar. Dažniausiai darbinį pavargęs nuo darbo. Taip, pavargęs. Bet jis tai veža. Pavyzdžiui, verslas tai yra tokia dalykas, kur jis turi, kaip ir kiekvienas dalykas, jis turi labai 50% labai malonių dalykų, tuo pačiu ir nemalonių. Visiems visko reikia. Konkurenciniai kovoj, kaip suprato mes visi, kurie įsisavinam iš tų laikų atėjus, kaip yra sakydavo visiems įmoniai, olimpinėse žaidybėse laimėjai olimpiadą ir tu esi 4 metus čempionas. Rinkos ekonomikoje reikia laimėti kiekvieną dieną. Taip, nuolatinis procesas. Kiekvieną dieną, todėl tu visą laiką įtampa. Taip toliau. Ir tas suformuoja žmogaus tokį gyvenimo ritmą, pagal jį susiformuoja santykiai šeimui. Ir faktiškai, tam, kad pereit į naują būseną be šito tavo kasdienybės traukiančio veiksmo. Taip, tam reikia sveikatos, tam reikia supratimo. Ir aš turiu pavyzdžių daugelį kolegų, nenoriu pavardžių minėti, su kuriais šnekėdavom, sakė, ką aš daryčiau. Ir taip aš spėjau, kad jie, ir aš jiems sakydavau, vyrai, tam reikia sveikatos. Blogai, kai žmogus pasiekia tą laiką, kai patinka darbas, taip toliau, o aš manau, kad kai sensta žmogus, tai jam pirmiausia nuvysta tas smegenų dalis, kuri atsakinga už savikritiką. Jis tampa toks viską žinantis ir jau visi mato, kad ne, jis kartais gali tapti net pajuokos objektu. Jam atrodo, kad jis nepakeičiamas ir tada gali ateiti daug bėdų ir sveikata, o čia visos bėdos iš karto sukrenta. Tarsi visada bandai išlaikyti tą aukščiausio, geriausią kokybę, geriausią fizinę formą, o kūnas sensta. Ir todėl iš tikro keist gyvenimo būdą reikia tada, kai yra dar sveikatos, Ir kai dar, tas neatsibosta niekad, reikia elgtis kaip, ir man pavaldiniai buvo labai gera, Fordo iškirpę posakį, valdydamas kitus, išmok pirmiausia suvaldyti save.
Taškas. Reikia suvaldyti save. Ypač vadovaujant į darbą dirbant, atrodo, taip viskas paprasta, tai nėra paprasta. Kaip ir viskas, suvaldyti reikia save. Tai yra problema, tam reikia ruoštis. Manau, mūsų visuomenėje apie tai mažai šnekama. Mes čia va tą ir darom dabar. Taip, tai aš džiaugiuosi, kad man pasisekė, kad aš atgaminau dar dirbdamas savo jaunystės svajonę, nusipirkau motociklą Harley Davidson, fantastika, su jaunimu bendrauju, atsirado tokios formos, kurias leidžia bendrauti su jaunesniais žmonėmis, ten klubiniai veikloje turim kažką tai. Bet kad ir labai norisi, reikia labai save sulaikyti, labai, kad neįtum vėl, kad atrodo eitum dirbti. Čia kaip tas traukinys įsivažiavo. Taip, jis tave traukia. Aš čia asociacijom vadovau ir inžinerinės pramonės, tai eidavom, kur nors įmonėje lankom ir matau, einam, labai įdomu, tiesiog kvepia tuo visų darbu, tuo visą sėkmę, visų, matai, sekasi. Ir čia pat koks nors direktorių iš šauno, koks nors direktorių, man čia to dar reikia, va čia ta pusė, kur... Iš tiesų, jeigu tokia patirtis, tai tu matai, kad tu gali padėti, gali labai efektyviai, rezultatyviai, tu tiesiog visur reikalingas. Ir va čia susilaikyti, tam reikia... Sąmoningumo tam tikro. Nu taip, reikia nusiteikti. O dabar jūsų pavyzdžiui, nes iš tikrųjų aš, kai dirbau su irgi stambiais klientais, verslininkais, savininkais verslų ir mačiau daug tokių atvejų, kada parduodami verslai, žmonės parduoda, uždirba tiek pinigų, kad užtektų ir jiem ir jų, kaip čia, sekančiom kartom, bet jie negali. Jie apsisuka ir vat, kaip tas traukinys važiuoja ir trūksta tos kažkokios realizacijos ir jie grįžta į tą seną traukinį. Taip. Ir po to ir sveikatas užšlubuoja ir vienokios lygos, kitokios. Kaip jums pavyko atrasti tą kažkokį naujam etapę, naujas prasmes, rasti tokį gyvenimo būdą, kad ir išlaiko tai, ką turit, kažkokią realizaciją, kažkokią veiklą, kuri jau tai, kas sukaupta, irgi yra, nepaneigiant to, kas yra, bet kažkaip integruojant į naują etapą. Kaip jūs tai sukūrėt? Galbūt tai galėtų būti kaip netiesioginis pavyzdys, nes kiekvienas savo žmogus sukuria unikaliai, bet galbūt kažką galėtų pasisemti ir iš jūsų tų pamatymų ir patirčių, kaip tada tame etape sukurti kitą jau gyvenimo būdą, kuriame galima būtų jau kitaip gyventi ir nepervargti. Na kaip, man pasisekė, kad įvyko taip, kad man palengvino, kaip sakau, padėjo. Pardavė įmonę, akcininkai nutarė pasiimti, neinvestuoti 100 milijonų. Tai, bet kiekvienas žmogus, ką ir jūs sakėte, tai yra projektas. Man labai pasisekė, kad aš tarybiniais laikais buvęs ir ekonomikos pavaduotojų ir direktoriavau. Man labai pasisekė, aš pusę mėnesio Pasaulio banke išklausiau kursą projektų analizė. Labai teisingai pasakė. Išeiti į darbą yra projektas. Turi savo tikslus, turi savo sąnaudas, laiko, kuo nuvažiuosiu, kada nuvažiuosiu, kur turi būti, ko aš turiu pasiekti. Žmogus gyvenimas taip pat. Ir tiesiog kiekvienas žmogus turi tam tikrais gyvenimo laikotarpiais apmąstyti, ko jis nori iš to gyvenimo. Ko jis siekia. Na, aišku, visi mes norime būti laimingi. Bet kiekvienas turi... Ir tas projektas turi būti tikslinamas pastoviai. Nes kiekvienam etape skirtingi dalykai. 24, 30, 40, visai kita. Ir kiekvieną kartą reikia permastyti, nors bendras tikslas, kaip vizija, jinai lieka žmogui. Bet iš tikrųjų, kai kurios dalykus, apie finansus kalbant, kiekvienas žmogus turi apsispręsti, kaip jis gyvens. Ir matome mes visuomenį dabar, kada esame laisvi, kai ne valdžia reguliuoja mūsų gyvenimą, kaip buvo anksčiau, kuris senesniai kartai ankstesnį labai sunku, nes reiškia, kai viską reguliavo valdžia, kiek duoda, paskui talonais tau, tu gali turėti pinigų, bet negausi, žodis negausi, negavau. Negali gyventi kaip tu nori. Taip, negali. O čia laisvas, tai gali kaip apsispręsti. Ar tu finansiškai yra pajamos, yra išlaidos, kaip tu jas balansuoji. Daug kas mėgsta gyventi ant ribos arba net į skolą. Nu, ir tokia atveju, jeigu tik biškai subangavo ekonominė situacija, žmogus kęsta. Arba patiria stresą. Taip, patiria stresą. Iš tikrųjų turi apsispręsti,
iš to, kaip gyveni, reiškia, kas tau malonumus teikia, kaip aš išeidamas čia pas mane kalbina irgi televizija Lietuvos ryto, sakiau, yra žmonių, kurie turi jachtas, kurios kainuoja 300 milijonų ir išlaikymas per metus kainuoja ten 20 milijonų, reiškia, aš nežinau, ar jie laimingi nuo to, ar ne, aš nežinau. Turbūt ne tai lemia, ar jie laimingi. Ne tai lemia, jie supras vieną kartą, kad, reiškia, ne tas yra. Todėl žmogus turi apsispręsti ir permastyti ir, kaip sakiau, projektus. Kaip aš turiu tai realizuoti artimiausiu metu. Nes iš tikrųjų, kiekvienam tam etape skirtingi dalykai žmogų daro laimingu. Jeigu jaunuolis tai vieni dalykai, jeigu tam asmenybiniam amžiui kiti, galbūt ir ta šlovė, ir tos pareigos, ir statymas kažko. O kas jūs daro dabar šiuo metu laimingu? Kas jums, jeigu taip, nesvarbu jachta, nesvarbu turtas, nesvarbu, bet kažkas yra tai, kas teikia jums laimės jausmą. Ir jūs, kaip akivaizdu, kad pasirinkot gyventi nuo to. Kas šiuo metu jums? Ne, man tai aš manau, aš esu kaimo vaikas, užaugęs tipinės Lietuvos iš kaimo vaikas ir didžiausia vertybė tai yra tavo šeima, tavo vaikai, tavo anūkai, jeigu jiems sekasi, jiems viskas tvarkoj, jie perima šiek tiek tavo sampratos, šiek tiek daug neims, nes jie turi savo, nors užgyvens turbūt sampratos požiūriu iš esmės tą patį, nes mes, kaip šnekėjom, gyvenimas tai yra nesikeičia tuo, kad tai yra žmonių santykiai. O žmonių santykiai, žinai, bus ir yra, buvo ir bus tokie patys. Tik juos čia įlenda tada telefonas, reiškia, ir šitas ir nežinau, kaip... Tarp žmonių įlenda telefonas. Tarp žmonių įlenda. Ir kaip jisai čia paveiks, aš nežinau. Tai va, tik tais tiek. Tai va, tai paprasčiausi dalykai. O apie ir patys galima galvoti, kad čia aš neku, arba ne aš neku sudėtingom, labai sudėtingiausiam problemom. Aš savo vieną iš išvadų esu padaręs, sakau visiems. Ką sako aukštoji matematikoje, kai sprendžiama labai sudėtinga lygtis? Ką sako visada mokytojas ar dėstytojas? Prastink. Prastink, reiškia, yra vienas būdas. Gyvenimas yra ir super sudėtingas, bet yra ir labai paprastas. Čia, kaip sako, vienas iš vyro principų, viskas suvesti į vieną paprastą atsakymą. Taip. Daug kintamųjų, bet ir yra užduotis, kaip suvesti tą vieną tiesą, vieną kryptį. Kartais reikia ir svarstant apie savo būsimą veiklą, apie ateitį, atrodo, čia tiek dedamųjų. Tiesiog reikia prastinti ir labai paprastą žmogiškai atrandi atsakymą. Ir galima taip sakyti, kad tarsi tas atsakymas yra, kas šiuo metu šiam gyvenimo etape daro mane laimingu. Taip. Ir viskas. Taip. Ir viską link to ir suvedinėti. Ir svarbiausia, reiškia, matyti, kas aplink dedasi. Turiu labai, aš taip iš tos grupę draugų, kurie už mane vyresni, tai aš matau, kaip jie gyvena. Tokie pas mus buvo biškai pažįsta, tai sovietiniais laikais tokie kartų matymas vieni kitų. Toksai, reiškia, kaime gyvendavo 3 kartos. Pavyzdžiui, Lenkijoje kaimuose gyvena 3 kartos ūkiai, kurie buvo nesugriauti. Reiškia, jauni mato senus žmonės, kaip jie gyvena, taip toliau. Ir tai vyksta natūralus. Nu, dabar vyksta toksai tiek greitas judėjimas per tą ekraną, kad... Reiškia, nėra kada pagalvoti. Aš turiu pavyzdžių, kaip gyvena, kaip... Svarbiausia, įvertinti vieną dalyką. Žinot, jei kas nors negerai, ieškok problemų savy. Priežasčių. Mes dažniausiai ieškom kaltų. Tik priežasčių. Aš net čia nauja vyriausybė patvirtinau savo jau planą. Bet aš per visus, kiek diskusijas buvo, aš negirdėjau to žodžio. Yra raktiniai žodžiai. Priežastys. Kodėl? Kodėl? 3-4 metų vaikas yra genijus. Jis sako žodį kodėl. Nes jam neaišku. O mums dažniausiai mes žinom, ką daryti, nors nežinom, kodėl tai nevyksta. Nes nežinom, kaip rusų taupimo banko vadas Geftas ten sakė, vienoje sako, kažkodėl jis stebisi, kad reaktyviniai lėktuvai ir tarybiniai, ir Europos vienodos formos panašios. Sako, taigi jie inžinieriai žino, kad gamtos dėsniai čia veikia vienodai. Sako, bet kažkodėl ekonomikoje Rusijoje dėsniai atrodo veikia kitaip negu vakaruose.
Tai pas mus panašiai biški yra irgi, vat, valdant valstybę. Atrodo, kad Lietuvoje kitokie ekonominiai dėsniai. Mes neįsiaiškinam priežasčių, imam gydyti. Nu, dažniausiai, vat, dėl ko praščiau. Galima ignoruoti gravitacijos jėgą, bet tada už tai reikia kai nukrisi, susimokėsim prastesnių gyvenimų. Bet estai įvertina labiau, tai jie geriau gyvena, mes vėl neįsiaiškinam, kodėl, o to paprasto žodžio. Jisai toksai, kodėl? Kodėl? Sako, davai, ką nors darom. Ne pirmai sakė, kodėl taip yra. Nėra taip, kaip mes norim. O sugrįžtant prie žmogaus ir jo gyvenimo to cikliškumo, ir ar galima teikti tada tokį, aš savo bandau tokį padaryti suvedimą, kad jeigu žmogus neįskaito to gyvenimo gamtos dėsnių, kaip pavyzdžiui, jeigu ateina ruduo, galima prieštarauti, kad ruduo atėjo, kad yra visai kitas etapas žmogui, pasimti tos vaisius, išminties amžius, kaip sakote, daugiau dėmesio skirti šeimai, vaikam arba kažkokias kitas prasmes ras. O galima visą tai ignoruoti ir toliau siekti, kovoti, bandyti pakeisti pasaulį, kaip sakėt, neįsiklausant į tai, kas vyksta aplinkui. Ir mes negalim pakeisti gamtos dėsnių. Jis buvo prieš mus ir bus po mūsų. Taip, taip. Tai tada žmogus ir praranda tą gyvenimo džiaugsmą, laimę, įsitraukia į mobilius ir pamiršta, kas jam iš tikrųjų yra tikslas. Ir tada įvyksta tai, kas pas mus dažniausiai vyksta. Ieško žmogus, kas čia kaltas. Vietoj to, kad atsakytų savo klausimą, o kodėl, kam man visą tai reikalinga, kas daro mane laimingu. Savy, ko aš ne taip padariau, kad atsitiko taip, aš ne taip. Nes iš tikrųjų, ir ką aš ir siūlau skaityti, kad tas tikrai pasikeičia tas etapas, kad jau iš tikrųjų tu nukariavai ten tas rinkas, kad tu norėjai nukariauti, pastatei, ką norėjai nustatyti. Ir galiausiai ateina laikas, kai tu turi perprasminti. Labai teisingai. Tai yra tik tais permastyti, sakau, kiekvieną etapą. Kaip tas paskui projektas važiuoti automobiliu. Vyksta pastovi analizė priekį, kas darosi ir visą laiką vertinti situaciją. Keičiasi greitai situacija. Vairuotojams visada reikia, nėra galutinio rezultato. Viskas, vairuoju savo gyvenimą. Galima pavyzdžiais, kaip aš sakau, supaprastinkim ir paprastai suprasim. Visą tai galima pavaizduoti labai paprastai, jokio sudėtingumo. Vairuoju automobilį. Tai yra projektas. Važiuoju, priekį gaunu grįžtamą analizę, koreguoju veiksmus. Ir dar žiūri šiek tiek į priekį. Žiūri, kur nori nuvažiuoti. Taip, kur nori nuvažiuoti, žinai kelio posūkius, žinai viską, reikia į tai reaguoti. O jeigu ignoruosi, tai netoli posūkis, bet aš dar spausiu iš paskutinio, tai yra tikimybė atsidursi griovį. O gyvenime tai gali būti kaina sveikatos, kaina laimės, kaina nepasitenkinimo, kaina, reiškia, nepasisekimo. Nelaimingumo jausmo. Nelaimingumo, tu gali prarasti pasitenkinimą. Gerai, tai ką, labai ačiū už pasidalinimą. Manau, kad visiems bus įdomu klausyti, išgirsti ir peržiūrėti, sustoti ir peržiūrėti savo gyvenimą. Kokiam etapė jisai šiuo metu yra, ar kas jį daro laimingu. Taip. Tai ačiū ir iki kito karto. Iki kito karto.